Taip, labukas visoms. Šiandien medituosime ir labai stipriai medituosime. Tai įrašas išliks, jisai bus, kadangi aš neskelbiau apie tai, tai paliksime įrašą. Dažniausiai aš jos palieku, kartais gal tik ištrinu. Taip. Tai mes šiandien kalbėsime apie tai, kaip nesijausti atstumtai. Mažas vaikas, jisai labai dažnai susikuria, kad tėvai manęs nemyli, kad aš esu atstumta, vaikystėje buvau atstumta, kad man trūko meilės, švelnumo, dėmesio, šilumos, bet tai yra melas, tai yra netiesa. Ir šiandien aš tiesiog jūs atvesiu į tą tiesą, kad jūs pamatytumėte prasmę tame. Mes medituosime, tai tos, kurios prisijungia, aš matau, kad jau yra prisijungusių. Jeigu norite, keliausime į labai gilę, stiprią meditaciją, galėsite prie jos sugrįžti, tos, kurios žiūrės įrašą. Ir aš tiesiog noriu jūs nuvesti į jūsų tiesą, nes vaikas jisai iš nežinojimo prikuria, kad tėvai manęs nemylėjo taip, kaip aš norėjau, nes nemato tiesos. Vaikui nėra paaiškinta, nėra parodyta ir mes tom įtikėjome ir visą gyvenimą šventai tikėjome. Ir su kuo susiduria dabar moteris? Su nepasitikėjimu, su žema savivertė, su nemeilė savo, reklama, su nemeilė savo ir su tuo, kas stabdo, neleidžia būti tuo, kas aš iš tikrųjų esu. Tai yra labai dideli stabdžiai ir ribojimai nuo sėkmės, nuo to, kas aš esu iš tikrųjų. YouTube'as reklamas meta. Visai. Tai va, aš toj pasidalinu įrašu šitu ir mes keliausim prie meditacijos. Ir į save. Labai bus stipru ir bus labai gilu, taip kad mano meditacijos jos nebūna šiaip. Tai šiandien bus mano tokia dovana jums, pajaučiau ir duodu. Labai gera dalintis. Negaila. Negaila, kai supranti, iš tikrųjų negaila. Jeigu galėčiau, tai visada leisčiau meditacijas. Bet, ribokim. Nėra viskas pasaulyje nemokamai. Tai logiškai. Tai va, įsitaisykit patogiai. Jeigu aš vaikystėje jaučiau pyktį, jeigu aš jaučiau nepykantą, nepasitenkinimą mamai, tai va ši meditacija yra skirta tau. Ne dabar. Aš paleisiu įrašą, šitą aš po to įrašą kai kur panaudosiu. Tai dabar įjungsiu įrašą. Labukas, kai žiūri. Taip. Jo, dabar galvoju, kaip čia man daryti. Va, ką norėjau daryti. Tai tą ir padarysiu, ką norėjau daryti. Tik tai dabar galvoju. Sekundę. Kad man įrašas geriau atrodytų, tai va, ką aš sugalvojau. Pašeirinti. Taip, šeirinu. Ok. Pravesiu jums čia meditaciją ir po to dar šitą meditaciją įkelsim į YouTube'ą. Aš tikiuosi, kad girdžiuosi. Turėčiau girdėtis, ane? Jo. Gerai, labai gerai girdžiuosi. Patinka man. Taip. Meditacija yra skirta vaikams, kurie vaikystėje jautė mamai pyktį, nepasitenkinimą,
kad mane riboja, neleidžia man, kad mane blokuoja. Ir kai vaikas viduje sukuria šios jausmus savo gyvenime, jisai susitinka su žema savivertė, bejėgiškumu, ribojimais, neleidimu savo duoti. Ir tuo jausmu, kad aš esu nevertas, neverta. Tai kviečiu jūs į meditaciją, susitikti su tuo atstumimu, nepriteklium ir to vidiniu erzuliu pykčiu, ką aš jaučiu iš tikrųjų. Nes vaikas iš nežinojimo susikuria. Jam nebuvo paaiškinta. Ir mes turime paaiškinti savo, kai suaugame ir suprantame tai. Nes tuo metu mes tiesiog nesupratome. Tai įsitaisykite patogiai, pajauskit save, pajauskit savo kūną, pajauskit, kad sėdit, galbūt gulit ir keliaukit į savo vidų. Į vidų, kur yra visi atsakymai. Jauskite savo pėdas, savo kelius, šlaunis, pajauskite savo dubenį, savo pilvą, pajauskite savo krūtinę, pajauskite savo rankas, plaštakas, alkūnes, pečius, pajauskite visą save. Leiskite savo jausti giliau, juk taip paprasta. Pajauskite savo gerklę. Pajauskite savo veidą. Ir jauskite visą save. Jauskite save. Ir dabar savo viduje keliaukite į savo širdį ir prisiminkite situaciją, kada labai stipriai pykote ant savo mamos, kai jinai jums kažko neleido, jūs ribojo, blokavo, uždraudė. Ir tuo metu jumise gimė didžiulis pyktis, kad man neleidžia, aš nesuprantu, kodėl. Grįžkite į tą situaciją ir pamatykite tą pyktį savyje, kaip stipriai jūs pykote, kai jums neleido, kai jums draudė. Jauskite tą didelį pyktį ir dabar savo vidumi keliaukite į savo kūno pojūčius ir pajauskite, kur pyktis yra pasilikęs, kokioje kūno vietoje yra šis pyktis, kur aš jaučiu pyktį mamai, krūtiniai, širdyje, pilve, kojose, kur yra pojūtis. Keliaukite į tą pojūtį ir tame pojūtyje sustokite. Sustokite ir atverkite didžiausius vartus, per kuriuos išeidinės jūsų pyktis. Nebereikia pykti, paleiskite pykti. Mama, jinai yra saugumo uostas ir jinai kartais pasirenka uždrausti, neleisti, riboti, tam, kad iš didelės meilės apsaugotų. Bet ne dėl to, kad jūsų nemylėjo ar kažkaip kitaip su jumis elgiasi. Tik iš saugumo, iš baimės, kad vaikui gali kažkas nutikti. Mamos draudžia, neleidžia. Gali rėkti, gali barti, bet tai vyksta tik iš meilės. Nes mama jūs myli. Mamai jūs esate svarbi, svarbus. Nes tik mama jaučia tą meilę, kurią duoda savo vaikui. Taip kaip moka, taip kaip sugeba.
Ir savo viduje dabar atverkite. Per tos vartus leiskite išeiti pykčiui. Jauskite, kaip po truputėlį pyktis iš jūsų išeidinėja. Kvėpuokite smarkiau, intensyviau. Leiskite savo kvėpuoti. Leiskite išeiti tam pykčiui. Stebėkite, kaip pilki, juodi, tamsūs dūmai pradeda šviesėti, blankti. Ir jie pasidaro skaidrus. Permatomi. Matykite, kaip šviesėja. Ir jūsų pyktis iš jūsų išeidinėja. Lengvai ir paprastai. Ta akimirka jūs pykote. Neleidote savo mylėti. Bet šiandien jūs galite patirti besąlygišką meilę savo mamai. Nes visa tai vyko tik dėl to, kad jūs būtumėte saugi, mylima. Nors ta meilė buvo ne tokia, kokios tu tikėjaisi. Ji buvo kitokia. Bet ji buvo tokia, kokią mokėjo ją duoti. Tau tai reikia priimti šią meilę. Nes ji buvo tokia ypatinga ir tokia nepaprasta. Tai yra mamos meilė. Matykite prieš save besąlygiškai plačią didelę jūrą. Girdėkite, kaip ošia bangos. Ir tos bangos nuplauna jumise pyktį, kurį jaučiate savo mamai. Dėl to, kad neleido, dėl to, kad ribojo, draudė, dėl to, kad skriaudė. Ar dar kažkaip kitaip įžeidinėjo, žemino, kėlė skausmą, kėlė pyktį. Bet tos bangos, jos plauna jūsų sielą, plauna jūsų širdį nuo pykčio ir skausmo. Kaip mokėjo, taip mylėjo, kaip mokėjo, taip davė. Ir tau tai reikia priimti tokią meilę, ne kitokią. Nereikia įsivaizduoti taip, kaip aš norėčiau. Reikia priimti taip, kaip aš turėjau. Taip, kaip mokėjo, taip ir priimu. Jauskite, kaip pyktis traukiasi iš jūsų vidaus. Kaip bangos valo jūsų sielą, jūsų širdį, jūsų vidų. Ir jūsų vidų užlieja šiluma, besąlygiška meilė mamai. Pyktis ištirpo ir jo neliko. Liko tik tai dėkingumas. Dėkingumas ir besąlygiška meilė mamai. Besąlygiška meilė. Besąlygiška meilė. Kaip yra ypatinga tai jausti. Ir dabar grįžkite atgal į savo širdį ir prisiminkite situaciją, kada jautėte dar stipresnį jausmą, neapykantą mamai, dar stipriau užpykti, kada jūs pradėjote jos nekęsti, jas smerkti, įsižadėti, pykti taip stipriai, kad atrodo geriau jau mamos neturėčiau. Taip stipriai pykau, kad save sunaikinau vidumi. Kas tai yra per situaciją, ko jinai jums neleido? Leiskite savo ją pamatyti, pastebėti šią situaciją, prisiminkite, dėl ko taip stipriai pykote, nekentėte savo mamos. Ką jinai pasakė, ką jinai padarė, kaip jinai pasielgė, kad jūs nusprendėte nekęsti.
vaikas, vidinis vaikas. Tuo metu jūs nusprendėte ir ten pasilikote. Ir šiandien trūksta pilnatvės ir ramybės, trūksta vertės savyje, trūksta pasitikėjimo, meilės. Vien dėl tos situacijos, kurią tu jautei tuo metu. Tad leisk savo keliauti į šią situaciją ir paleisti ją. Nebereikia ten savęs laikyti, tai yra praeitis, tai yra iliuzija, kurioje tu save sulaikiai, surakinai ir palikai. Leisk jai pasitraukti iš tavęs. Stebėkite, kur kūne jaučiate pojūčius, kur jaučiu kūne, kad man vis dar skauda, kad aš pykstu ir nekenčiu. Matykite, kad ir pačios taip elgiatės. Vien iš meilės mamai vaikas taip pasirenka elgtis. Ir leiskite savo tai paleisti. Keliaukite į kūno pojūčius. Atverkite ten dar didesnius vartus. Ir kvėpuokite. Jauskite, kaip per jūsų kūną, per jūsų poras traukiasi šie jausmai. Jie stabdo nuo pilnatvės, nuo džiaugsmo, nuo meilės, nuo tai, kas aš esu iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Tas skausmas ir ta neapykanta, tas pyktis, jisai stabdo ir neleidžia jausti pilnatvės. Mama yra pilnatvės uostas. Tik jos glėbyje tu jautiesi mylima, priimta pasaulio, priimta savęs. Ir jeigu tu tada nusprendei išsižadėti savo mamos meilės, nes jinai taip pasielgė su tavim, tai šiandien tu to ieškai aplinkoj, išorėj, bet visą tai dabar jausk savyje. Pyktis atsitraukia, neapykanta tirpsta. Naikink ją savo kvėpavimu, savo dėmesiu, savo vidiniu matymu. Leisk tam jausmui atsitraukti. Paleisk jį. Leisk tam išeiti. Paleisk tai. Leisk atsitraukti. Ta situacija buvo tam, kad tu užaugtum. Tam, kad tu įgautum savo suvokimo, atsakomybės, tam, kad tu išmoktum priimti ir tam, kad tu nepaleistum to. Tad leisk priimti tą situaciją, kokia jinai bebūtų. Ir leisk skausmui pasitraukti iš tavęs. Tegu tai traukiasi ir palieka tave. Leisk tam išeiti. Leisk tam atsitraukti. Paleisk tai. Nebereikia čia savęs laikyti. Dabar tu eini į paleidimą. Ir kai paleisi, kai leisi savo atsiribot nuo to, tu ateisi į save, į savo autentiškumą ir unikalumą, nes jau dabar tu tokia esi. Visada tu tokia buvai. Tik dėl šio skausmo, dėl šio pykčio, šiek tiek pamiršai. Ir šiandien tu tai prisimeni. Leidai savo prisiminti tai, kad tiek metų buvai palaidojus ir sunaikinus. Dabar tu tai prisimeni. Leisk savo jausti ramybę, džiaugsmą, pilnatvę, kuri tiek metų buvo tavyje. Leisk savo patirti laisvę, vidinę laisvę nuo šios skausmo. Paleisk tai. Jausk, kaip per kvėpavimą iš tavęs išeidinėja visas šitas skausmas, visas šitas pyktis. Tai tave palieka. Tai nuo tavęs atsitraukia. Dabar tu esi laisva. Kupina meilės ir įkvėpimo kurti
savo gyvenimo realybę su šviesia ir tyra širdimi. Jausk tai. Jausk savyje. Kiek daug gėrio, kiek daug meilės ir džiaugsmo gyvena tavo kūne. Nebereikia savęs laikyti šiame skausme. Paleisk tai. Leisk tam išeiti. Įkvėpk ir iškvėpk. Įkvėpk ir iškvėpk. Jausk ramybę. Jausk. Fiksuok šį jausmą ir niekada jo nepamesk. Šis jausmas gyvena tavo širdyje. Padėkok savo už šią patirtį, už šį trumpą patyrimą, už šį trumpą paleidimą. Ir pabūk kelias akimirkas savyje, savo kūne, savo pojūčiuose ir tai, kas esi iš tikrųjų tu, be skausmo ir be pykčio, be neapykantos ir tam tikro trūkumo. Tu esi mylima. Tavęs nieks neatstumia. Tave mylėjo taip, kaip mokėjo, taip, kaip sugebėjo. Ir ne kitaip. Ir kai būsi pasiruošusi, gali grįžti į save, į tai, kur tu esi. Ir pajausti šią ramybę. Ir eiti su ją į savo dieną. Ir taip vaikai iš nesuvokimo ir nesupratimo susikuria savo gyvenime daug blokų, daug stabdžių, galvodami, kad va tada mama kažką man padarė, sustabdė. Tai galima kalbėti ir apie tėtį, bet šiandien pasirinkau mamą. Tai supraskite, kad jūsų nieks neatstumė, jų meilės netrūko, tik reikia tai pamatyti. Vaikas, patyręs vieną situaciją, jisai ją taip hiperbolizuoja, taip išplečia, kad tuo metu vaiko protu jam atrodo, kad tai yra pasaulio pabaiga. Mama manęs nemyli, ar ten tėtis. Ir vat kaip dabar man reikės su tuo gyventi. Ir tada vaikas pradeda gaudyti, ieškoti tų patvirtinimų aplinkoj, viena, kita, trečia situacija ir jisai patiki, kad tikrai manęs nemyli, kad tikrai kažkas yra su manimi ir negerai. Jisai pradeda jausti nevertumą, pilnatvės trūkumą ir pradeda tikėti, kad tikrai aš esu atstumta, kad tikrai man trūksta dėmesio. Bet tai galima pamatyti sąmoningų protų, suvokiant, kad tai sukūrė vidinis vaikas. Dėl to ne vieną ir ne 100 kartų esu visada apie tai šneku. Viskas yra viduje. Pas vidinį vaiką nueinu, parodau, pasakau, paleidžiu ir tampu laisva. Aš esu ypatinga, nes aš esu pilnatvėje, džiaugsme, aš esu šviesa ir skleidžiu aplink save meilę, gėrį. Vat už skausmo tai gyvena. Reikia ateiti į pripažinimą. Kartais tas pripažinimas yra labai skaudus. Ne, aš nepykstu ant savo mamos, ne, mūsų santykiai labai geri. Taip, dabar jie geri, dabar jie yra ypatingi. Bet kokie jie buvo vaikystėje, kai mama daug dirbo, kai neturėjo laiko skirti tau, kai nedavė tau dėmesio, meilės, tuo metu tu pykai,
Ir tu turi savo pripažinti, kad aš nekenčiau, nenorėjau būti. Ir vaikas, kai jisai taip jaučia, jisai pats atstumia mamos meilę, kai mama nori duoti, bet jisai jau yra bloką uždėjęs ant savęs. Nereikia. Tada nedavai, kai man reikėjo, dabar eik. Nereikia. Vaikai pradeda zirsti, rodyti kaprizus ir taip jie patys nutolsta nuo meilės šaltinio, kurį duoda tėvai. Tai kai vaikas vidumi tai suvokia, mūsų vidinė mergaitė, pasidaro paprasta gyventi. Tai apie tai mes kalbame mūsų susitikimuose, masterminduose, sesijose. Tad jeigu pajautėt, kad norit giliau savo padėti, dar stipriau eiti į save ir savo vidų, nes pilnatvė, kiek daug meilės ir gėrio yra mumise, tik reikia tai pamatyti, pajausti ir tada integruoti savo gyvenime. Niekas jūsų neatstumia, visi jūs myli, tik tai pradėkite jūs mylėti, pradėkite jūs priimti, nustokite vertinti, kurti lūkesčius, nes tai kuria kančią. Tokią kančią, kad sėdit kartais ir galvojat, ar viskas su manim yra gerai, viskas gerai. Tik leisk pamatyti dar geriau. Ir tai yra paprasta. Tai va, šiandienos mano transliacija baigėsi. Linkiu jums ypatingos dienos, šiandien yra ypatinga diena. Atminkite, kad jei ne tie, kurie buvo iki jūsų protėviai, pas kurios eisite ant kapų, jei ne jie visi, tai nebūtų jūsų. Už tai reikia jausti didžiausią dėkingumą ir didžiausią meilę, nes jei ne jie, tai nebūtų nei senelių, nei tėvų, o jūsų iš vis čia neegzistuotų. Tai už tai reikia jausti meilę ir dėkingumą. Nereikia įrodymų, kad oi nedavė, oi neskyrė, dabar čia teisiu. Teisėt ne tėvus. Pirmiausia, jūs teisėt save. Jūs nuteisusios esate tik save. Ten mama, tėtis nedavė, davė. Nesvarbu, kiek mokėjo, tiek davė. Bet šioje vietoje yra nuteistumas prieš save pačią. Ir kol jūs savo to nepripažinsite, laimingos nebūsite. Joks vyras, jokie vaikai neįneš jums meilės. Niekas. Tik tu pati su savo suvokimu ir meilė. Linkiu jums meilės ir ramybės, nes mumise jos yra besąlygiškai daug. Tai va. Gerai. Šiandien tiek. Ir mylėkit, tiek daug mylėkit, rodykit meilės daugiau ir daugiau, žmonėms reikia meilės, ypač dabartiniu laikmečiu. Su meile.